Sveiki, draugai! Šiandien bus įdomiausia tema kelių eismo taisyklių – sankryžas. Jeigu teisingai atsakysit į jį, gausit pažiūrėkime, ar pirmas turi kliūtį iš dešinės, jeigu jis tiesiai važiuoja, tai taip įsivaizduojam, ir važiuoja antras automobilis suka. Šioje pamokoje gausite patarimus, kaip egzaminę važiuoti per sankryžas, kaip sprendžiant testukus, pažymėti teisingą, neteisingą, teisingą gal geriau variantą išmoksit ir gausit praktinių patarimų, kaip reikėtų tinkamai vairuoti. Kelių eismo taisyklių 18 skyrius – važiavimas per sankryžas. Nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms artėjančios prie sankryžos pagrindiniu keliu. Taigi sankryža gali būti, pavyzdžiui, lygiareikšmė, ne? Kai nėra pirmumo ženklų. Nei iš vienos pusės atvažiuojant nėra pirmumo ženklų. Trumpai apie pirmumo ženklus. Tai toks ženklas reiškia, kad mes esam pagrindinėme kelyje. Šitas ženklas reiškia pagrindinio kelio pabaiga. Šitas ženklas reiškia duoti kelią. Tai vadinasi, mes važiuodami per kertamą kelią privalom duoti kelią. Ženklas stop beveik toks pat kaip ženklas duoti kelią, tik čia galima pravažiuoti nesustojus, o kur yra stop ženklas, irgi privalom duoti kelią, bet privalom sustoti. Net jeigu ir jokių mašinų nėra, vis tiek privalom sustoti ir po to galim pradėti važiuoti. Netgi teisių atimimas yra už tai, kad jeigu yra stop ženklas, ten privažiuosit, matysit nieko nėra, greit šausit per kelią, visiškai nesustoja, bus atimtos teisės vairuoti. Testuose būna klausimas, vieniems stovi šitas ženklas, kitiems šitas. Ir tada ten panašiai situacija sudėliota, kas pirmesnis važiuos. Ta kažkaip žmonės galvoja, kad stop ženklas toks labiau griežtas, o ženklas duoti kelią mažiau ir žymi, kad pirmiau važiuos tie, kurie važiuoja apie ženklą duoti kelią. Ne. Dėl pirmumo prasme jie būdų yra šalutiniam kelyje. Na ir dar keletas pirmumo ženklų. Tai būtent šitie du ženklai – priešpriešinio eismo pirmenybė arba pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu. Tai, pavyzdžiui, tiltas toks siauras ir vienam gale to tilto bus toks ženklas, kitam to tilto bus ženklas toks. Ir tada žinom, kad jeigu aš atvažiuoju per šitą ženklą, man pirmenybė yra važiuoti per tilto, kitoj pusė esantis, kuriam yra toks ženklas, turi pastovėti, palaukti, kol aš pravažiuosiu. Aišku, jau yra ten automobilis pradėjęs važiuoti, nu tai tada šitas jau irgi turės tada sustoti ir leisti manevrą pabaigti. Lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės atvažiuojančioms transporto priemonėms, jeigu transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi. Tai dar kartelį yra sankryžos dviejų rūšių, lygiareikšmės, nelygiareikšmės, tai jeigu yra pirmumo ženklai, tai reiškia bus nelygiareikšmė sankryža, o jeigu nėra pirmumo ženklų, tai tada lygiareikšmė. Tai vat kam yra tas pagrindinis kelias ženklas, tas mes čia turim pirmenybę važiuoti tiesiai, o kas atvažiuoja iš šono, jie turi ženklą duoti kelią ir jie turi praleisti automobilius, kurie važiuoja iš pagrindinio kelio. O lygiareikšmė sankryža atrodo maždaug taip. Atvažiuojam prie sankryžos ir pirmumo ženklų nėra. Nei ženklo pagrindinis kelias, nei ženklo duoti kelią. Ir tada gaunas, kad visi automobiliai, kurie atvažiuoja, reiškia aiškinasi reikalus pirmenybė dešinės rankos taisykle. Tai dabar ką reiškia dešinės rankos taisyklė? Kad mes privalom duoti kelią automobiliams atvažiuojančiams iš dešinės. Tai jeigu mes atvažiuojam, čia jeigu yra automobilis, tai mes jį privalom praleisti. Tai jeigu visi automobiliai nori važiuoti tiesiai, tai visi turi kliūti iš dešinės. Pirmas turi kliūti iš dešinės, ketvirtas turi kliūti iš dešinės, trečias turi kliūti iš dešinės, jeigu tiesiai nori važiuoti, antrą. Tai visi turi kliūti iš dešinės. Tai vadinasi, kaip ir niekas negalės važiuoti. Tik tiek dažniausiai įvyksta taip, kad kažkuris automobilis yra anksčiau atvažiavęs prie sankryžos, jis anksčiau pradeda važiuoti ir gaunasi, kad jis jau yra įvažiavęs į sankryžą. Jeigu automobilis yra įvažiavęs į sankryžą vienas, o sankryžos susidaro spūstis, toliau važiuoja tas, kuris pirmas pradėjo manevrą. Tai tokiu atveju tas automobilis, kuris pirmas kaip ir privažiavo, lėtai pradėjo, bet čia toks tarpusavio supratimų turėtų įvykti, nekeliant pavojaus vieni kitiem. Na ir iš tikrųjų sankryžos yra sunkiausias tik 3, tai dabar jas iš karto aiškinsiu pačias sunkiausias ir jeigu jas suprasit, tai kaip ir su sankryžom turėtumėt problemų nebeturėti. Jeigu yra automobilis, kuris nori sukti dešinę, tas, kuris suka į dešinę, niekad neturi kliūties iš dešinės. Nes kuris važiuoja, čia iš dešinės jam nėra jokio automobilio šitoj visoje trajektorijai. Na dar kartą patikrinkim kitus automobilius, ar neturi jie kliūties iš dešinės. Tai jeigu tas važiuoja tiesiai, tai jisai turi kliūti iš dešinės čia pirmą, ne? Tai jeigu jie, pavyzdžiui, čia susidurtų, būtų kaltas tas, kuris turėjo kliūti iš dešinės. Jam būtų apgadinta dešinė automobilio pusė, jam būtų apgadinta kairė automobilio pusė.
Na, pažiūrėkime, ar pirmas turi kliūtį iš dešinės, jeigu jis tiesiai važiuoja, tai irgi matom, kad va čia jis turi kliūtį iš dešinės šitoje vietoje ketvirtą. Tai todėl pirmas irgi turi kliūtį iš dešinės. Na, pradžioje aptarkim situaciją, kai ketvirtas važiuoja tiesiai. Tai va, jeigu ketvirtas važiuoja tiesiai, jis čia turi susikirtimo taške kliūtį iš dešinės trečią. Tai reiškia, šitokioj sankryžoje vienas automobilis yra, kuris neturi visiškai kliūties iš dešinės. Tai reiškia trečias. Trečias paima ir važiuoja per sankryžą pirmas, nes neturi kliūties iš dešinės, o visi kiti turi. Taigi, sankryža neliko trečio, dabar vėl ieškom automobilio, kuris neturi kliūties iš dešinės. Žiūrėkit, ketvirtas nori važiuoti, pirmas turi vis dar kliūtį iš dešinės ketvirtą, antras vis dar turi kliūtį iš dešinės pirmą, bet ketvirtas, norintis važiuoti tiesiai, jis jau kliūties iš dešinės nebeturi. Todėl per sankryžą važiuoja antras. Liko sankryžoje du automobiliai, na, spėkit, kuriam nėra kliūties iš dešinės. Na, antras vis dar turi kliūtį iš dešinės pirmo, pirmas, vat jau nebeturi kliūties iš dešinės, nes jis važiuodamas tiesiai čia, na, čia neturi kliūtis iš dešinės, jis turi kliūtį iš kairės. Todėl važiuoja sekantis. Na ir paskutinis tokio sankryžoj važiuos antras. Na, aišku, ne taip, kaip aš čia parodžiau per linijas, reikia tilpti, tai būtų kritinė klaida, jeigu taip važiuotumėt. Turit gražiai važiuoti ten, kur priklauso, na, okei, toj dar pabandysiu nupiešti maždaug, kaip jis turėtų važiuoti, ne? Pataikyti į savo eismo juostą priešais. Taigi vieną sunkiausiai išsiaiškinom, dabar aiškinamės antrą sunkiausią. Sakykime, situacija labai panaši, tik tai pasikeitė vienas automobilis, kuris nori važiuoti į kairę. Tai pradžioje viskas tas pats, nieks čia nepasikeitė, tas sukdamas į kairę vis tiek turi kliūti iš dešinės antrą, paaiškinsiu tuoj kaip, o tas, kuris suka į dešinę, niekada neturi kliūtės iš dešinės, todėl trečias važiuoja pirmas, paėmė ir nuvažiavo ten į dešinę. Na, šiek tiek pakeičiau ketvirto automobilio mašinytė, nes, nu, įsivaizduoti reikia, kad jinai nėra labai didelė ir jinai kaip ir telpa, aišku, realiai gyvenime kažkaip būtų gal ir kitaip pagal galimybės žiūrėtumėm, bet regitoriai, kai sprendžiat vat, tokius panašias, būtent tokias situacijas, įsivaizduokit, kad vyksta taip. Taigi, dabar žiūrim, kas neturi kliūtis iš dešinės. Pirmas turi kliūti iš dešinės čia antrą, pirmas turi kliūti iš dešinės, atsiprašau, antras turi kliūti iš dešinės čia antrą, pirmas turi kliūti iš dešinės čia ketvirtą, nes jo posūkio nerodo važiuoja ten. Žiūrėkit, ketvirtas dabar neturi kliūtės iš dešinės, nes šį trečias jau nuvažiavo. Tai jisai kaip ir va čia neturi, kaip ir gali pradėti važiuoti. Ne? Tai va ketvirtas paima ir pradeda važiuoti. Važiuoja, po trupučiuką sukasi ten į kairę. Nu ir kaip važiavo, tai pasisuko į šoną ir jam atsirado kliūtis iš dešinės. Va čia jo važiavimo trajektorija, atsirado susikirtimo taškas ir tame susikirtimo taške, jeigu įvyktų avarija, būtų kaltas tas, kuris turėjo kliūti iš dešinės. Tai va būtų kaltas šitas geltonas toj vietoj. Todėl jis taip davažiuoja, pasisuko, jam atsiranda kliūtis iš dešinės ir jisai sankryžoje sustoja. Na, kaip ir būtų spūsti susidarius sankryžoj, bet tas turi kliūti iš dešinės šitą, tas turi kliūti čia, o tas va tiesiai važiuodamas, matot, jisai kaip ir nebeturi kliūties iš dešinės. Va čia jam nėra kliūties iš dešinės. Tas įvažiavo, sustojo ir toks gaunas, kaip atlaisvino kelią jam. Ir tada pirmas pravažiuoja per sankryžą. Tai jeigu tik tai jie būtų čia, tai pirmas važiuotų per sankryžą pirmas. Taip keistai, tas įvažiuoja lyg tai pirmas į sankryžą, bet per sankryžą važiuoja pirmas važiuoja pirmas per sankryžą. Na ir kai pirmas nuvažiavo, vėl dešinės rankos taisyklė, geltonas vis dar turi kliūti iš dešinės šitoj vietoj, o antras jau nebeturi kliūties iš dešinės, čia mašinos jau nebėra. Ir sekantis važiuoja antras ir paskutinis iš sankryžos važiuoja geltonas. Nors jai važiavo gan anksti, bet iš jos išvažiavo paskutinis. Tai kai regitoriui gausit tokį klausimą, kokie eilės tvarka automobiliai važiuos per sankryžą, pažymėsi taip, kad trečias važiuoja pirmas. Įsivaizduosim, kad ketvirtas įvažiavo, čia sudarė galimybę pravažiuoti pirmam, tada pirmas pravažiavo, tada kai pirmas pravažiavo, antram nebeliko kliūtis iš dešinės, tada pravažiuoja antras ir sankryžoje čia pabuvęs ketvirtas važiuoja per ją paskutinis. Bet jeigu realiai gyvenime būtų fūra aišku didelė, tai yra tokia taisyklė, kad sankryžoje susidaro spūstis, tada važiuoja toliau tas, kuris pirmas pradėjo manevrą. Tai jau dvi sankryžas mokat pačias sunkiausias, tai dar vieną dabar. Taigi, kuris automobilis važiuos per sankryžą arba kokia eilės tvarka automobiliai važiuos per sankryžą. Taigi, kai sankryžoje yra du priešais vieną kiti automobiliai, vienas kitą automobilį ir jie taip važiuoja viens ir nori sukti kairę, tai jie va taip pravažiuoja ir nei vienas viens kitam nėra kliūtis iš dešinės. Tai va, pavyzdžiui, važiuoja šitas automobilis į kairę ten suka, taip įsivaizduojam, ir važiuoja antras automobilis suka į kairę. Tai jie neturi susikirtimo taško.
Tai reiškia, vienas kitam jie nėra kliūtis iš dešinės. Todėl vienas kito jie neprivalo praleisti. Žinoma, jeigu sankryža tokia sudėtinga kaip čia, jiems jeigu sudėtingiau yra, tai tada jau turėtų, kas pirmesnis šiek tiek pradėjo manevrą, tai kitas turėtų šiek tiek sustoti ir leisti, sakykime, padaryti manevrą tam, kuris biški pirmesnis pradėjo, jeigu ten jau atvažiuoja kažkokia ten keista sudėtinga situacija. Bet testus sprendžiant ir pirmumą aiškinantis tiesiog paprastose sankryžose, tai vat įsivaizduojam, kad vyksta eismas taip. Aišku, būna ir kitaip. Kai kurių sankryžų formos yra tokios, kad jūs esat priversti važiuoti vienas pro kitą ir po to pasukti į dešinę. Dėl sankryžos formos taip kartais būna. Tai ir vėl vis tiek vadovaujatės dešinės rankos taisyklę ir žiūrit, kad viens į kitą neatsitrenktumėt ir duodat kelią iš dešinės. Nebent vienas turi pirmumą, ne, kelyje, kitas turi privalo duoti kelią, tai tada aišku, kad kas yra šalutiniam kely, tas privalo duoti kelią. Čia labai įdomi situacija susidaro, pasižiūrėkim. O dabar uždavinėlis jums. Jeigu teisingai atsakysit į jį, gausit 50 minučių dovanėlę. Tai sąžininkai pasižiūrėkite šitą testo klausimą ir pabandykite atsakyti teisingai. Paspauskit pauzę. Ir dabar paaiškinimas. Jeigu gerai parašėt, rašykit man į kestutis@vairavimoegzaminai.lt ir parašykit, kad į šiandien užduotą klausimą jūs atsakėt gerai ir e-mailą atsiųskit. Jeigu e-mailą rašysit, tai e-mailą aš jūsų matysiu ir skirsiu jums 50 minučių dovanėlę, nes čia yra turbūt sunkiausias klausimukas. Tai žiūrėkit, dabar kas neturi kliūtės iš dešinės? Tai kliūtės iš dešinės neturi tas, kuris, taip nevažiuokit, važiuokit gražienę ir kuris suka į dešinę. Tai trečias nuvažiavo, jau nebėra. Taigi pirmas važiuos, o kas važiuos antras? Gal ketvirtas, ne? Nes jisai važiuoja į dešinę. Ir prisiminkim, kad jisai nėra kliūtis iš dešinės su antru, ne? Tai ketvirtas neturi kliūtis iš dešinės. O šitas važiuoja ten į dešinę. Tai ketvirtas ar turi kliūtį iš dešinės? Neturi. Lygiareikšmė sankryža ir ketvirtas neturi kliūties iš dešinės. Tai kai neturi kliūties iš dešinės, per sankryžą važiuoja pirmas. Tai kas važiuos pirmas per sankryžą? Važiuos trečias ar ketvirtas? O gal ir antras važiuos kartu pirmas? Ne, mes matom, kad antras turi kliūtį iš dešinės, va šitą ten tiesiai važiuojantį ir va šitoj vietoj čia, jeigu jie susidurtų, antras ir pirmas, tai kaltas būtų antras, nes jam buvo kliūtis iš dešinės, jam būtų dešinė lempa sudaužyta, o šitam čia priekis arba priekinė kairė lempa, tai būtų kaltas antras. Taigi antras negali važiuoti, nes turi kliūtį iš dešinės, o pirmas irgi negali važiuoti pirmas, todėl kad čia turi kliūtį iš dešinės ketvirtą. Tai reiškia, šitas turi kliūtį iš dešinės ir šitas irgi turi kliūtį iš dešinės. Taigi yra du automobiliai, kurie gali važiuoti pirmi ir jie neturi kliūties iš dešinės. Tai šitas gali važiuoti dešinę ir šitas gali važiuoti kairę. Ir čia daug su profesionalais būna problemų, nes jie kažkaip įsivaizduoja, kad lyg tai tas važiuos, pridengs, kažkaip kitaip visai įsivaizduoja ir tiesiog nepamato, kad ketvirtas neturi kliūtis iš dešinės. Taigi, pirmi abudu važiuoja šitie du. Na ir kas važiuos antras, tai matom, kad šitas nori važiuoti kairę, šitas nori važiuoti ten tiesiai, tai antras turi kliūtį iš dešinės čia pirmą. Tai antras palaukia, pirmas pravažiuoja ir po to važiuoja antras automobilis. Tai per šitą pamokėlę tiek ir užteks apie lygiareikšmės sankryžas, o kitose pamokose aptarsim ir su pirmumo ženklais, ir žiedinės sankryžos bus atskirai tema, ir dar keletas labai įdomių ir apie šviesoforinės sankryžas, reguliuojamas sankryžas ir reguliuotojo reguliuojamas sankryžas, šviesoforo reguliuojamas sankryžas. Tai dabar prasidėjo pati įdomiausia eilė ir dalis. Aš bandysiu kas 2 dienas, kas 3 įkelti po vieną naują video, kai sprendžia testukus vairavimoegzaminai.lt. Tai ten galit paveiksluoti ir man siūs klausimėlius. Bet dabar, kol pabaigsiu šitas, tai savaitėlę 2 gali būti, kad nefilmuosiu pamokėlės apie testus. Tai nepykit, bet vis tiek fotkinkit, siūskit ir ateis diena, kai vėl aptarinėsim jūsų atsiųstus man klausimus. O daugiau video galite rasti pačioje programoje mokymo vairavimoegzaminai.lt. Ten visas kursas nufilmuotas bus nuo pradžių iki pabaigos ir gražiai viską galėsit peržiūrėti ir mokytis ir tuo pačiu spręsti testukus. Taigi, ačiū, kad žiūrit, laiką, šerą uždėkit, pasidalinkit ir iki.